Sveiki, tai dabar pilnas video, kaip darė mikrocemento grindis. Tai turim tokį pirminį vaizdą, štai čia yra plytelės išklijuotos, visą tai padengsim mikrocemento mūsų. Tai plytelės nusigruntuojam specialiai plytelėms skirtų gruntų ir tada visur kitur paleisim ir plytelės tuo pačiu gruntu su smėliuku smulkiu. Tai šį šeštadienį 18 dieną 10 val. 4 valandom dar yra pora laisvų vietų į mikrocemento mokymus, tai visą informaciją galite rasti kitokienamai.lt arba yra komentaras su nuoroda į mikrocemento mokymus. Yra dar pora laisvų vietų. Tai va, ir tada viską tepam išsigruntavę, išdžiūstą mikrocemento beisų, pirmų sluoksnių užsitepam. Kaip matot, mes padarėme skirimą, kadangi nusprendėme pasidaryti spalvas, kad matytųsi, kaip jis gražiai tiesia linija įsijungia, tai išklijam lipnią juostą ir pilnai pasidarom vieną pusę pirmiausia. Va, ir tiesiog to lygiai pagal grūdėlių storį išsitepam visą plotą, išsitepam laiptus. Aišku, ties laiptais visada daugiau žaidimų ties kampais, bet tepasi ganėtinai neblogai. Tai išstepus visą plotą, šlifuojam 80 grūdytumų ekscentrinių šlifuoklių. Kaip matot, yra šviesiau tamsiau, tai mes čia specialiai tai padarėm, kad pasižiūrėt, kaip štai šitas jau mikrocemento finišinis sluoksnis padengia pirmo sluoksnio kažkokias tai spalvas, atspalvius. Tai, žodžiu, iškart po pirmo sluoksnio puikiai padengė, visur spalva pasidarė vienspalvį, vienalytį ir nesimato jokių pirmo sluoksnio perėjimų. Ir žinoma, nepamirštam laiptus, išsitepam irgi finišiniu. Štai taip atrodo išteptas pirmas ir jau antras sluoksnis, 2 sluoksnius tepam finišiniu ir pradedam šlifuoti. Šlifuojam vėlgi to pačiu aparačiuku 80 grūdytumo diskeliu. Nusišlifavus viską, pasižiūrim dar ar nėra kažkokio tai dulkių, kažkokių nešvarumų prilipus. Jeigu yra, išsigramdam, išimam, užtepam tas vietas, prašlifuojam ir viskas gražu, nesimato nieko. Tada, kai viską padarėm su viena pusė, tą patį padarom su antra pusė, nusimam lipnę juostą ir grindys paruoštos lakavimai. Lakuojam mikrocemento laku, standartiškai, lakuojam 3 sluoksnius ir galima ir 2 lakuot sluoksnius, tačiau kadangi yra įėjimas pas mus, ten batai su smėliu eina, tai uždėjom 3 sluoksnius ir štai taip matot yra galutinis variantas. Tai dar kartą primenu, kad darom mokymus tiek mikrocemento, tiek dekoratyvinių tinkų, dekoratyvinių dažų. Visą tai galite rasti informaciją kitokienamai.lt skiltyje mokymai. Tad pasižiūrėkit kokios datos, kokie mokymai artimiausi. Tai tiek, turite klausimų, komentuokite.